1990 kovo 10. Paskutinės Sąjūdžio deputatų klubo diskusijos. Parengti dokumentai Lietuvos valstybės atkūrimui. Renkasi naujasis parlamentas. Respublikos rinkiminės komisijos vardu sveikinu Jūs su sėkmingu Jūsų išrinkimu į aukščiausiai bei svarbiausiai Respublikos valdžios organą Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiąją tarybą. Kovo 11 aukščiausios tarybos pirmininko rinkimai. Taip, nepriklausomos Lietuvos atkūrimas pagrindinis ir neatidėliotinas uždavinys. Šitą pripažįsta visa Lietuva, drįstu teigti, šitą pripažįsta visos partijos, tame tarpe ir komunistų partija, kurios nariu aš esu ir išrinktas pirmuoju sekretoriumi. Tai pripažįsta ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir eiliniai mūsų žmonės. Slaptų balsavimų daugumą balsų aukščiausios tarybos pirmininkų tapo Vytautas Landsbergis. Telydi Jūs sėkmė ir saugo Dievas. Istorinė akimirka. LTSR nebėra. Vėl Lietuva atgavo savo vardą. Lietuvos Respublika. Laisvasis parlamente. Būkime vieningi, taurūs ir būsime laisvi. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma. Joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.